Na ką, pupytės, back on track. Rytas prasideda būtent sporto klube. Kaip kabo maikė kažkaip nepatinka. Po atostogų, oh my god, reikia padirbėti. Tai ką, mūsų rytas einasi taip, tai yra mano treneris. Susipažinkite. Mes jau sportuojame kartu. Kiek? 10 metų sportuojam kartu? Nu, gal 10-15 metų. Gerai laiks. Iš tikrųjų, tai bus tik tai 2 metai. Tai va, kartais pas jį atsiranda laisvų vietų. Mes sportuojame per Kunkėme Lemon Gym. Pilna salė, galite atrodyti. Jo, labai daug žmonių. Galite ateiti rytais. Ten mūsų valytoja nuostabioji. Jeigu ką, jinai ten nesportuoja, valosi, o čia, kaip matote, va taip yra. Ir laikas yra 7:04. Tai galima sportuoti, tikrai žmonių nėra. Ir parkinge vietų irgi pilna. Tai žodžiu, tai mes šiandien darom viso kūno treniruotę tokią lengvą, kad lengviau man įsilieti į sportą po pertraukos savaitėlės. Tai va taip viskas atrodo, dabar darom tokius pritūpimus su štangele. Na ką, valandėlė darbelio ir viskas lekiam namo. Man labai patinka sportuoti rytais, pupytės, nes mašina, kur nori pastatai. Parkinge yra vietos. Va dabar aš išvažinėjau, nu tai šiandien tiesiog labai tuščia diena. Tai čia yra vietų, bet būna atvažiuoji ir va išvažiuoji apie 9 ryto, jau praktiškai vietų nėra. Bet dabar kažkokia tokia dienelė, kad yra. Biškeliai lynoja. Vilniuje sniegelio šiek tiek yra, bet ne per daugiausiai. Bet ant kokio leduko paslysta jau ir būtų kur. Tai va, einu į mašiną, sėdu į mašiną ir važiuosiu. Namučių. Nežinau, kaip čia seksis jūs apgyvendinti ant laikiklio automobilyje. Pirmadienis, iki kortelė. Nes čia mes nepratę prie tokio formato YouTube'o. Jau prieš metus tik vlogumas buvo šį važiuodama. Stengiuosi nefilmuoti jokių tokių vidosų YouTube'o, nes dažniausiai ilgai niekur nevažiuoju. Mano važiavimas tai bus 4 minutės, turbūt 3 iki namų, po to 4 minutės iki darbo. Gyvenu nuostabiausią gyvenimą, kai nereikia stovėti kamščiuose, bet hei, pati ir susikūriau. Tikrai galėčiau susikurti taip, kad stovėti kamščiuose ir važinėti neaišku kur. Na tai va, pupytkos. Prasideda vlogmas sezonas. Kągi aš darysiu, ar aš filmuosiu vlogmas, ar aš nefilmuosiu vlogmas. Štai kur klausimas. Štai kur didysis pasaulio klausimas. Nes nieks nežino, kaip čia susidėlios gyvenimas. Jeigu būna užknisančių labai momentų, tai tada būna ir nustoja žmonės filmuoti, ar ne? Tai susirga, tai dar kažką. Man per kiek čia befilmuoju metų tą vlogmas dar taip nenutiko. Bet, tu negata, nežinai žmogų, kas gali nutikti. Tai man nieko prižadėti negali joks youtuberis tikriausiai. Bet, ką aš šiemet planuoju? Planuojugi pafilmuoti jums tą vlogmas. Žiūrėsim, kaip seksis. Nes man irgi gruodis yra darbymetis, kaip ir daugumai tikriausiai grožio meistrų. O dar šiais metais prisideda tai, kad man reikia puošti saloną. Aplinka, pasirūpinti, kaip ten kas bus. Ir sugalvoti, ir pasirateguoti, padaryti. Tai tų kaip ir darbelių daugiau, nes pernai tiek užduočių daug neturėjau. Turėjau užsipuošti savo kabinetuką, tik tais ten pastatydavau kokią mažą glutytę ir tiek žinių dėl to, kad nebuvo vietos ten. Praktiškai, kai aš krauščiuosi iš ten, man padėjo tėtis ir mano vyras ir mes užsakėm tokį didžiulį busą, didžiausią įmanomą. Ir jie sako, mes nesivaizduojam, kaip tu sugebėjai į tokį mažą kabinetuką sukrauti tiek daug daiktų. Tiesiog sako, nesuvokiama. Nes taip, daiktų buvo labai daug. Irgi nesuvokiu, kiek aš turiu sutalpinau, bet viską taip kompaktiškai stengiausi ir taip toliau. Tai ką, tai šiemet vlogmas. Nežinau, ar daug youtuberių befilmuoja tas vlogmasus. Gal niekas nefilmuoja iš viso. Aš tai va, esu po atostogų Egipte. Esu įdegusi šiek tiek, nemenkai įdegusi. Čia gal nesimato taip jau. Gavosi vitamino D ir sėkmingai grįžusi. Juhu! Aš neįsivaizduoju, kokie mes esam lucky su vyru, bet tikrai čia buvo kosmosas, kaip mes nuskrydom sėkmingai ir kai mes grįžom sėkmingai. Kosmosas. Dėl to, kad skraido Vilniuje
Vilniuje, po Vilnių, virš Vilniaus, įvairūs objektai, balionėliai ir panašiai. Ir dėl ko yra trikdomas oro uostų darbas ir, pavyzdžiui, prieš išskrendant begalę kartų buvo mums grįžinėjant, tai naktį prieš mums grįžtant oro uostas buvo uždarytas. Naktį po mūsų grįžimo vėl buvo uždarytas, o mes grįžom tiesiog švariai, gražiai. Ir aš ir sakau, jeigu paleidai 60 balionų ir visą naktį buvo uždarytas oro uostas, tai mums tų balionų nebeliks, reikia jiems sulaukti naujos partijos. Nebeliks, neturės jie, nes tiek masiškai daug buvo. Komentavo bent jau Lietuvos spauda, kad tokio kiekio jie dar nebuvo matę. Tai galvoju, tikrai, bet tie mūsų kaimynai neturės tokio kiekio, kad mums užtektų. Ir taip ir buvo. Nežinau, ar čia dėl kiekio, ar dėl ko, ar jie nusprendė dieną pertraukėlę padaryti savo pirakūrą, taip sakant, kad čia nepersidaryti, bet aš tokia happy buvau. Aš kai grįžau į tą Lietuvą, žinokit, aš gatava buvau išbučiuoti tą žemelę. Jėzau. Bet labai gerai mums pasisekė tą kelionę, tikrai. Palyginus, kaip žmonėm būna. Ir ką, ir fainai, gruodį pradedam, tai va šiltai. Laukia tai nelabai šiltai. Galėtų snigti, o ne lynoti. Dabar tas lynojimas nei šis, nei tas. Aš norėčiau sniego su minusiuku. Ir mano vaikai norėtų irgi. O koks planas? Tai aš nežinau, ką šiandien daryti. Ar važiuoti į depo ieškoti, nes ten mama sakė, kad yra fainų raudonų žaisliukų. Aš šiemet nusprendžiau eglę puošti raudonai. Ar man važiuoti į depą po darbo, reiškiasi tų žaisliukų, ar man po darbo puošti darbą. Nežinau. Ten, kad puošti darbą, reikia pasiimti dar lygintuvą. Don't know, which one to choose. Kokią veiklą pasirinkti. Abi labai mielos, labai malonios veiklos. Kabutėse. Aš nesu iš tų žmonių, kad labai mėgstu puošti kažką. Tai ten vai. Aš mėgstu kaip papuošta, man labai gražu. Ir kai jauku namuose man labai patinka, bet kad pačiai jausti iš to, kaifą, malonumą, kad aš tuoj čia papuošiu. Tas procesas manęs, o ypač nupuošti, čia vapšė, panos mano mielosios pupytės, nekenčiu nupuošti. Man reikia, kad ateitų kokia moteris ir tą padarytų. Iš viso, kad papuoštų už mane, irgi norėčiau kokią nors moteris, kad tą padarytų. Kas ta moteris? Aš. Why? Tipo, galėtų būti jau kažkas taip. Pupytės ir pupinai, jeigu mane tokia žiūrite. Ką aš jums noriu pasakyti, kad tikiuosi man užteks atminties telefonė, nes mano telefonas senas, toks pat kaip ir aš. Ir jau senokai čia atmintis nevalyta, senokokai, ir gali taip nutikti, kad neužteks man atminties ir bus labai problematiški tie filmavimai. Bet labai tikiuosi, kad kažkaip tais aš šitą ištversiu. Buvau, man atrodo, ir iškėlos kažkiek aš informacijos tos prieš praeitą vlogumą. Ką, ruošiuosi į darbuką. Oh my god. Nesidažiau savaitę laiko, tai net keista. Makiažą daryti labai keista. Nes, žinot, atpranta ranka, kol atostogavau, tai nenorėjau kažkaip dažytis, noro nebuvo. O dabar, reikia grįžti į gyvenimą, džiuvinuosi plaukus, tai čia biškį susirišus esu. Ir ką čia jums be pasakius. Nežinau, kiek tų mano vlogumas bus viešam turinį, kiek jų bus privačiam, bet įtariu, kad jau pradės karpyti kažkokias informacijas iš šitų viešų, tai teks vis tik eiti į privatą turinį ir ten publikuoti visus vlogumus. Žinau tos, kur pasakysit, kad aš tai nuoširdį sekėja ir noriu žiūrėti, bet kodėl jūs darot mokamai. Nieko tu neištikima sekėja, jeigu tu negali keletą eurų susimokėti už tai, kad žiūrėti mano privatų turinį, ar ne? Tai man tie visi tokie verkaliojimai šūdo verti. Tikrai kiekviena iš jūsų turit keletą eurų ir jeigu norit žiūrėti kažkokį turinį, galite žygiai ir susimokėti. Būna, Instagrame, kai paskelbė, kad video kažkoks privačiam turinį ir pradeda kai kurios, įsivaizduokit, burnuoti, man rašinėti, kad kodėl tu keli privatų turinį, tai kas ten per turinys toks turi būti. Sakau, tai joks, tai kodėl tave domina, jeigu tu manai, kad pas mane ten lievas kažkoks turinys, nevertas dėmesio. Aš čia mokėčiau tai tik tais už kažkokį tai gerą turinį. Aš sakau, kam tu apskritai tada mane seki, ar ne? Jeigu tau reikia tik kažkokio ten intelektualaus turinio, tu jo nesulauki. Čia yra toks
nu žinot, chill mode, visiškai paprastai apie gyvenimą, apie tai, kaip kas vyksta, ar ne? Tai jeigu jums, žinokit, neaktualu, nu tai ir neturi būti jokių, žinot, pykčių, pasipiktinimų ir panašiai. Man labai patinka mano privatus turinys, dėl to, kad ten aš turiu fainą bendruomenę, ten niekada nieks nenešioja jokios informacijos, aš jau tą esu patikrinus labai daug kartų ir nieks ten nesityčioja iš manęs ir panašiai, tai tiesiog ramybės dėliai, nes būna ir vaikai bus rodomi ir panašiai, aš manau, kad daugumą turinio aš kelsiu iš vlogmas vis tik į privatų. Tai vat, tai galit gruodžio mėnesį tiesiog užsiregistruoti, video aprašymę paliksiu nuorodą, bet čia tiesiog užeinate į mano profilį ir ten būna prisijungti galimybę rašosi, tai ten prisijungiat ir viskas, ir ten susipildot kažkokius duomenis ir mėnesį laiko galit žiūrėti mano visus vlogmas. Tai aš manau, kad tai bus. Aš visada, žinote, esu tokia naivuolė, galvoju, nuskelbsiu viešą turinį, gal čia nieko tokio, jau žmonėm nusibodė ten tos patyčios ir visą ką. Ne, nenusibodė žmonėms. Ir vis tiek randa iš ko tyčiotis ir tas, nusakau, viešas publikavimas, jis toks, nu žinot, yra ribos, viskam yra ribos. Ar ne? Ir mano kantrybei, ir mano irgi, žinot, apskritai dalykams. Aš pastebėjau, kad kai aš mažiau publikuoju, tai aš esu tokia labiau, žinot, pasitikinti savimi, labiau drįstu daryti tai, ką aš noriu gyvenime daryti, o kai pradedi kažkokius dalykus nuoširdžiai publikuoti, tada atsiranda žmonių, kurie pradeda tau tyčiotis, tada pagalius ratus kaišiot ir tada tu tiesiog nebenori to daryti. Nu tai va, tai saugodama save ir savo gyvenimą, aš, nu žodžiu, manau, kad darysi daugumą. Tai atleiskit tos, kurios nenorit pirkti, nu beje, net neatleiskit, nu, nenorit, eikit šit. Nu, tos, kurios mane sekat ir viešam, ir privačiam turiniai, ir belenkokiam, tai ačiū jums pupytės, jūs nuostabios, va dėl jūsų aš ir darau dalykus. Ir išsilyginau suknelę, reikia pasimti lygintuvą į darbą, prasidžiovinti plaukus ir visą tai padaryti per keletą minučių, tai kol kas jūs atjungiu. Susitvarkiau, va, panašesnė į žmogų. Kai buvo atpratusi per atostogas dažytis, tai eina savo. Nu, tiesiog nieko nesidažiau. Tai dabar, va, jau tokia panašesnė į save grįžtu. Bet jau ir labai norėjusi grįžti į rutiną. Aš vis tik esu rutinos žmogus, nežinau kaip jūs, tikriausiai daugumai irgi. Man patinka turėti savo rutiną, savo gyvenimą ir būtent tą vagą ir judėti. Kažkaip sėdėti vienoje vietoje man nepatinka, reikia ten pirmin atgal. Tai va. Šiandien beje gruodžio 1 diena ir šiandien pasirodys pirmasis vlogmas. Kas žinot, kas nežinot, kas tai yra. Vlogmas tai yra video kiekvieną dieną, praktiškai iki švenčių. Ką, pupytės, išjudame darbelį. Kaip ir sakiau, man važiuoti yra visai netoli, tai ilgai čia neprisiplėpėsim. Tai va, ką dar šiemetiniam vlogmuose jūs matysit ar nematysit. Kaip matot, jokio intro nėra, jokių jingle bellsų, jokių ten fotosesijų su šeimom. Aš antiek išaugau iš tų dalykų, antiek jau man tas atrodo toks, wow, nuvalkiotas, išvemtas ir pravirškintas milijoną kartų dalykas, kad aš jau tingiu ir kažkokios fotosesijos apskritai darytis. Patys savo dėl savęs mes nusifotkinam su šeima prie eglutės namūdinės ir man tai yra, žinot, pakankamas dalykas visiems tiem išmislam. O daryti outfitukus, ten filmuotis, oi, dar nedaug dievė dėl video kažką daryti, tai čia iš viso. Nu, ta prasme, ne, aš tikrai esu natural, kokia esu ir kontentą tą kuriu iš savo gyvenimo ir tikrai nesiruošiu ten papildomai kažkokių dalykų. Tai jau kas nori žiūrėti, tas žiūrėkit, kas nenori, tai dinkit iš viso kanalo, dėl to, kad, nebus čia iššiktų dalykų, išglotintų ir panašiai. Nu, real life ir tiek. Ir kas mane pažįsta daug metų, tai jau manau, kad tiesiog priprato prie manęs. Keičiuosi ir aš, žinoma, kai kitos sakys, oi, mūsų, tu seniau buvai
tokia, man jau nusibodo tų pezalų klausytis, tiesą sakant. Aišku, kad aš keičiuosi, aš augu, aš suaugu, aš bręstu ir lygiai taip pat kaip ir visi kiti žmonės, ar ne? Ir pasakoju jums tą realybę. Tai va, tai nebus jokių tokių intrukų, nieko aš ten specialiai nesistengsiu, tikrai filmuosiu savo kasdienybę, tiesiog ką darau, puošiu, nepuošiu eglutės, šventėms ruošiuosi, nesiruošiu, viską va taip vat kaip yra, be jokių ten išglotintų detalių. Ir kodėl dar aš galvoju, kad reikės pagrindę filmuoti į tą privatų turinį, nes man tada mažiau redagavimo. Ar ne, aš tada galiu tą medžiagą sumesti ir per daug ten nežiūrėti, ką įkėliau, nes vis tiek mano ištikimos sekėjos, jos mane žiūri, kas bedu tiktų, kokį vemą labai įdėčiau, ar ne. Nu ir fainai, ir aš iš to būtent jaučiu kaifą, nes yra žmonės, kurie labai nori mane žiūrėti ir dėl jų aš ir darau tą kontentą, o ne dėl tų, kurie tik ir laukia, kaip pasityčiot, ten pažvengti iš manęs ir taip toliau. Tai va, tai dėl to sakau, nepykit tos, kurios galbūt nežinojot, kad taip yra, kad yra mano privatus turinys. Na jau manau, kad visi žinojot maždaug. Tai va, tai pirmą video keliu čia į viešą turinį, tam, kad pranešti apie save, kad žinotumėt, kad vis tik vlogumas tikėtina įvyks šiemet ir va tai va. Tai tokie tie dalykai ir va, nu, 4 minutės tikriausiai važiavimo nesigaus, jau 3,5 stovėjau prie šviesoforų. Bet nu hei, viskas čia yra mano gyvenime gerai, nuostabiai ir panašiai. Tai ką, dabar turiu blenkiek šmutkių susinešti į saloną, nežinau kaip tą pavyks padaryti, lygintuvą tame tarpe. Jaučiu, eisiu 2 zahodais, dėl to, kad vienu ypų nenunešiu. Muzinas, kai vakar važiavome atsiimti sintų, sako, o my god, čia tiek apsipirkai, sakau, ne, čia ne sau tikrai, čia salonai, sakau, čia yra košyba salonai. Tai tikiuosi, kad ten viskas kompleksiškai gerai atėjo, mano puošybos elementai, po to gal jeigu kažkiek išeis Na, čia su kolegė mes nusprendėme vis tik pasipuošti po darbo mūsų grožio oazę, tai 2 valandas su viršum kabinome tuos bantus. Na ką, su kolegės pagalba mes išsivošėm. Eini ir čia iš karto taip, ir čia iš karto taip. Čiūriuriuriu. Čia vat ir aš. O, kiek vargelio turėjom iškabinti šitos reikalus. Na ką, pupytės, išsipašiam taip gražiai raudonai. Tai mano klientėlės, kai ateinate pas mus, būtinai nusiselfinkite prie veidrodžio su raudonu kaspinu, nes tikrai labai įspūdingai gražiai atrodo. Vau, padirbėjom, išpėtėjom. Tai kiek čia dabar valandų? 7:30. Va, 7:30. Atvažiavau ryte, 7:30 išvažiuoju. Tai reikia grįžti namo, kažką pavakariniauti, sužiūrėti, ką vaikai ir tada tik jums redaguoti šitą, ką pafilmavau. Na ką, pupytė, sugebėjau tik įgriūti į lovą jau. Pasidariau savo arbatėlės, grįžusi namo, aš kokią valandą laiko aš čia atsakinėjau žinutes klienčių. Dabar buvo pokalbiai su vaikais abiem apie dieną, apie tai, kas vyksta, nevyksta ir panašiai. Ir dabar man beliko jau 10 vakaro yra, beliko suredaguoti jums video šitą ir įkelti. Tai tempai yra tiesiog didžiuliai. Aišku, jeigu man nereikėtų eiti į fizinį darbą, kur aš praleidžiu dieną, ar ne, tai man ta diena būtų gan ilga, galėčiau čia su jumis blevizguoti, ten, žinot, padaryti dalykų, bet aš tiesiog pasakiau Muzinui, kad man dar reikia suredaguoti, jis sako, o faktų tikrai darysi ir šiemet tą vlogumas, perklausė manęs, kam man to reikia. Pasijuokė iš manęs eilinį kartą, va toks mano gyvenimėlis, taip sakant, ar ne. Turiu aš čiūdnų užsiėmimų, tai va mano tas čiūdnas užsiėmimas yra YouTube'as. Tai koks gavosi tas pirmasis vlogumas, toks gavosi. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki sekančio mano vlogumas.